kam tik daug sapnų man padovanojai. Svajonę savo aš kuriu, paleidžiu jas aukštai virš tūkstančio žvaigždžių. Kam tik daug vilčių, jas visas sugriovei. Po tiek daug laiko pamokų aš noriu kilt aukštai virš miestų didelių. Aš jaučiu, kaip viduje prabyla mano egomanija, ima ir pakyla. Vėjas laukose pajusk aukštį, žiūri į pasaulį iš skrydžio paukščio. Emocija dalinuos, ją pasileidžiu ant savo dienos. Rytų saulė šviečia ryškiau tik tiem, kas nori kilti aukščiau. Tai tavo plaukose pakyla, aš jaučiu, kaip liūdesys viduje nutyla. Noriu kilt aukštai, nebijok aukščio, tu turi matyti tikrą skrydžio paukščio. Aš gyvenau, kol pasaulį naujas radau. Istoriją dalinaus, kol šviesą tavo pajutau. Kam tik daug sapnų man padovanojai. Svajonę savo aš kuriu, paleidžiu jas aukštai virš tūkstančio žvaigždžių. Kam tik daug vilčių, jas visas sugriovei. Po tiek daug laiko pamokų aš noriu kilt aukštai virš miestų didelių. Na kągi, sveiki bičiuliai, sveiki mano draugai, visi, kas žiūri šį kanalą. Pagaliau ir vėl žvejybos nuotykiai, kaip ir buvau žadėjęs, vasarą važiuojam filmuoti naujo epizodo ir važiuojam filmuoti visi trys. Arči, sėdėk ramiai. Nu, atsisuk į kamerą. Bemsas važiuoja, Arčis ir aš. Važiuojam žvejot, važiuojam prie ežero, žvejosim baltą žuvį, vėliau pasakysiu, kur kokią. Tai ką, draugai, pakuojamės daiktus, dedamės kuprinės ant pečių, dedamės meškeres į mašiną, rengiam šitos kelioniai ir lekiam su šįkart ne su multivanu, ne su autobusiuku, o su žmonos mašina, su BMW. Tai ką, draugai, važiuojam, let's go, į žvejybą ir vėl. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. Spaus gazas dugnas, bambalį vairuoju.
manęs nesustabdys. Garso daug, langai žemyn, pochui man varau pirmyn. Spaus, spaus gazas dugnas, bambalį vairuoju. Spaus, spaus gazas dugnas, kuro neskaičiuoju. Spaus, spaus gazas dugnas, Dievas gers ant visų. Spaus, spaus gazas dugnas, aš audinę vėl lenkiu. Šviesos pliksi, laikas tiksi, kelias mano traukis tu greičiau. Vėjas švilpia, gyvenimas lenktynės, greičio kraujyje per maža. Spaus, spaus gazas dugnas, bambalį vairuoju. Spaus, spaus gazas dugnas, kuro neskaičiuoju. Spaus, spaus gazas dugnas, Dievas gers ant visų. Spaus, spaus gazas dugnas, aš audinę vėl lenkiu. Akys žiba, širdis jaučia, kaifas viduje. Nė ribų, taisyklės mano, greitis tai jėga. Nieks manęs nedrįsta lenkti, kai aš spaudžiu dugną. Aš kaifuoju, kai vairuoju, greitis ir naktis pirmyn. Spaus, spaus gazas dugnas, bambalį vairuoju. Spaus, spaus gazas dugnas, kuro neskaičiuoju. Spaus, spaus gazas dugnas, Dievas gers ant visų. Spaus, spaus gazas dugnas, aš audinę vėl lenkiu. Spaus, spaus gazas dugnas, bambalį vairuoju. Spaus, spaus gazas dugnas, kuro neskaičiuoju. Spaus, spaus gazas dugnas, Dievas gers ant visų. Spaus, spaus gazas dugnas, aš audinę vėl lenkiu. Nu ką, labas Šaikeli. Atvažiavom prie ežero jau. Nu kaip čia pasakys prie ežero. Prie ežero tai dar toli, kol nueisim. Čia gal kažkur 300-400 metrų tuo vat takeliu į apačią leistis ir bus ežeras. Tai ten šalia nusileidus iškart ir žvejosim. Paplūdimy šį kartą žvejosim, nesam daug kartų šitoj buvę vietoj. Vasarą nesam buvę video filmavę čia, tai bus pirmas kartas, žiemą tik esam. Tai kad toliau nereikėtų tų daiktų neštis, tai nusprendžiau ten paplūdimy žvejot. Daiktus jau kaip ir susinešiau. Liko tik tai šitą tašę galingoji. O tokia tašelė liko. Ir liko tie du Mickey Mouse'ai. Šitie du Mickey Mouse'ai liko. A ne? Tuo eisim. Tai ką aš galiu pasakyti apie kelionę, ką aš galiu pasakyti apie šitą mašiną. Kaip sakant, baisiai mandras Volkswagens, kaip ten. Nu ką aš žinau, važiuot su jo zaibiais. Su to bimbalu, žmonos mašiną, paskolino žmoną. Su busiku išvažiavo pati atostogauti. Teko su šito važiuoti. Nu ką aš žinau, važiuot zaibys, patys matėt. Gerai atrodo tas bimbals. Aišku, semiors. Bet jeigu vat sabaka ir katins tur ant tašių, čia pilna tašių buvo ant tašių tur važiuoti visą kelią atsigulę, nesutilpo ten.
Nu, tai aš galiu pasakyti, tada jau tokia mašina jau čia ne žvejybai. Čia jau galiu važiuoti. Primirgų ar pribirnų su tokiu, bet ne į žvejybą. Nu, bet ką darysi, šiaip ne taip susitalpinam, šiaip ne taip atvažiavam. Sio, mašiną paliekam, pasiemam tuos du Mickey Mouse'us, pasiemam kuprinę ir šaunam prie žvejybos vietos, prie ežero ir pamatysit, pafilmuosiu, kokią ežerą žvejosim, kaip jis atrodo iš paukščio skrydžio, kaip ten sako, ir pradėsim žvejybą. Volksmusik mit Polkaschwung spielen wir für alt und jung. Oskar-Spiel und Glaumverschlang, jeder soll sein Gaudi haben. Tanzt wird heut, es ist erfreut, umreißt er die Weiberleid. Mit dem flotten Polkaschwung bleiben wir alle jung. Nu, ką tu čia lapnuoji? Lapnuoji žolynus, ane kažkokius. Kieci irgi šitai žolę valgė. Nu, ant smėliuko, ektus, kiek čia smėlio tau. A ne, koks didelis tualets tau čia. Nikuja sibė. Bemsas. Viens prisegts. Kits prisegts rimčiau. Nu, kaip sakant, chebra, su tais berazūmiais, tai žinokit, kitaip neįmanoma. Bandžiau čia padaryti, pafilmuoti, kaip mes einam link to ežero, to takelių miškų gražių, visi trys. Nu, žinokit, neįmanoma. Neįmanoma. Arba dviese, arba, kaip sakant, nei viens. Nes triese eit, su pavadėliais juos vest, dar su kuprinė, dar kameruoti jums, chebra. Nu, žinokit, nepavyko. Nepavyko gražus epizodus pafilmuoti. Buvau suplanavęs. Nu, bet ką darysiu, vat, filmuoju dabar. Esam atėję. Šit toks va paplūdimys. Tai kažkur čia palapėnė, čia kažkur pirtelė, čia kažkur meškeris. Va, žvejosim kažkur toj pusėje. Tvariam. Dabar reikia pradėti ruoštis. Daiktų tai va tiek va turim. Kai aš sakiau, 8 kartus reizavom čia, tai su 8 kartais va tiek va sureizavom daiktų. Nu, yra reikalų, chebra. Čia jau viens ėjims su to pečiuku, 23 kg. Palapinė, bajava, antra bajava. Nu tai va, kažkas sakėt, komentaruose klausėt, kodėl aš tiek tų daiktų nešos. Kodėl aš nepasiemu meškerę vieną, nepasiemu kėdutę, alaus karbonkę, sliekų ir nežvejoju. Nes, nu, viens dalyks. Man tai patink, jeigu orai ant 2-3 parų, nu tai visko reikia. Juk nesėdėčiau kaip bomžas 3 paras. Nesimaudęs, kaip sakant, nemegojęs ir nepagavęs nieko. Jeigu nori pagauti, turi daiktų turėti. Jeigu nori gerai praleisti laiką, turi daiktų turėti. Nu tai turi atsinešti tiksliau. Daiktų tai turėti dar neužtenka, reikia atsinešti juos. Tai chebrytė, pradėkim čia nuo tos didžiosios kuprinės. Tai čia praktiškai didžioji kuprinė ir maistas, elektronika filmavimo. Turim miegmaišį, gale įsitaisę, kirvuks, paskui mačetė, krūmams pagenėti. Nu, kaip sakau, čia elektronika, čia kamera, čia drons, ten kitos kameros čia vidui.
stovai kameros. Tai va. Paskui turim miegojimo palapinę. Turim palapinę pirtį. Iš jos pasidarysim palapinės pirtelę. Plius minus va, taip atrodo. Ta mano seną jau matėt. Pečiuks palapiniais pirties. Paskui ant to pečiuko akmenų sudėsim, pabandysim pirtelę pasikurti. Čia turim žuviai dėt. Čia turim gyvūnų daiktai. Tokie maist, pavadėliai, jiems kas ten reik. Indeliai. Turim 2 dėžės su pašarais, su kirminais, su kukurūzais. Turim lovą. Turim vėl elektronikos. Powerbankai, hujankai, hebra, nes filmuot, pilna kuprinė, 2 pilnos kuprinės elektronikos. Jums pafilmuot video, o tiek kainuoja. Paskui ten turim žvejybos visi reikmenys, visi brežektoriai, jeigu prapisim sistemėlės, hujelės, karočią. Paskui turim kibirą metalinį, pilsim vandenį į kibirą, čia pirtelės dalykai, rankšluostis. Turim dujų balioną, kiek čia yra, 5 litrų man atrodo, 2 kilogramai. Turim vėl žvejybos reikmenų, pilną tašę. Turim meškeres, turim graibštą, išsitraukt žuvį, turim signalizatoriams stovą, turim stovelių, turim stalą. Tai va, visi mano daiktai. Visi reikalingi, hebra, visi reikalingi daiktai. Žiūrėsim, kaip čia seksis pakuotis. Tėčio dūkst. Užsipynė tas man prie stalo jau, tas ten vaikštinėja miške. Varom ruoštis. O aš nežinau, paliksiu jums timelapsą. Pasižiūrėkit ant timelapsą, kaip čia man seksis. Pasistatyti, susiruošti. Susitiksim pašnekėti, kai baigsim ruoštis viską. Davai, hebrytą. Tam kartu. Rytas jau pateka, sveikinam meilėmis. Vasara, vasara, išskrisim, nukrisim, nusigėrę rasa. Vasara.
Viskas, baigiau, susiruošiau, pagaliau. Kai atvažiuoju su katinu, su šuniu, tai čia darbo 3 kartus labiau. Neina taip greitai padaryti nieko, bet susiruošiau. Tai va, pasižiūrėkit. Kaip visada, mūsų gyvenamos patalpos. Katinezas įsitaisė jau lovai. Miegosim čia, staliuką turėsim, daiktų begalę čia, visokie dalykėliai. Aršis pririštas, kai visada 20 kartų jau pabėgęs buvo. Po kilometrą reikėtų ieškoti, ne? Nu tai kol pradės klausyti, tol bus pririštas. Klausysi? Nemanau, kad tu klausysi. Ir va, hebrytį turim palapinę. Tiksliau palapinę pirtį. Varysim į pirtelę. Turėtų hebra atvaryti draugų, porą, brolius. Varysim į pirtį, pasipirtint. Įdomu, jiems niekad nebuvę tokiai pirtelį. Aš jau gal 4 kartą varysiu. Parodysiu ir jums, kaip čia kas. Toks va dalykėlis. Čia kibiras metalinis vandeniui pasišildyti. Rankšluosčiai. Va, kaminas iš pirties. O pirty reikalai va tokie. Va. Vietos dafiga. Esam buvę 4 šitoj pirty. Tai spakainiai sutilpom 4. Pečius. Reiks eiti akmenų prisirinkti. Pasieškoti akmenų, tai ant pečiaus dėsim akmenis. Ir tie akmenys 3-4 valandas turi kaist akmenis. Ant viršaus uždėsim akmenų. Nu, taip ką, žinau, 2 eilėm. Ir tie akmenis 3-4 valandas turės kaist kol įkais iki raudonumo akmenis. Ir tada jau čia vandenuką fukt. Ir bus pirtelė. Va. Vietos dafiga. Iš pirtelės iš karto išlindus ežeriukas. Fukt. Ten nuplauki. Nuo liepto fukt. Atgal į pirtį fukt. Nu, matysim. Parodysim viską, hebra. Nu ką, bičiuliai. Oi, pavargau. Bet mes jau kaip ir įsikūrėm. Palapinė stovi, namukas stovi. Daiktai pramėtyti. Plius minus, meškeras jau paruoštas irgi. Beliko tik pasišert. Jau apie 3 valandą dienos. Liko pasišert. Dėt ant kabliuko masalą. Ir pradėti mūsų žvejybą. O žvejosim šiandien karšius. Karšius, ešerius, raudelės. Žiūrėsim, kas kips, bet fokusuosimės į karšius, į didelius karšius. Šitame ežere yra, galim sakyti, mažų nėra, vien tik dideli karšiai. Tai jeigu užeis būrys, tai mums turėtų pasisekti ir turėtume pagauti didelį karšį. Maišom pašarą. Parodys, kokį pašarą maišysim karšiam, šeriamės ir pradedam mūsų žvejybą. Vėliau dar bus konkursas, tai apie konkursą papasakosiu truputį vėliau. Bus galima laimėti žvejybos nuotykių kepurėlės. Daug žmonių jau turi, man liko paskutinė viena kepurė, tai kas laimės konkursą, tam padovanosim šitą žvejybos nuotykių kepuraitę. Tai ką, hebrytė, maišom pašarus ir pradedam mūsų žvejybą. Nu tai ką, bičiuliai, darysim 2 pašarus. Vienam kibirė bus pašaras, kur dėsim į šeriklėlę. Kur įdėsim į šeriklėlę ir žvejosim karšius. Tai bus smulkesnis pašaras. Ir kitas pašaras bus dabar ir vėliau mūsų pasišerimui. Tai pradėkim nuo to, su kuriuo pasišersim. Tai šersimės. Dedam šitos džiūvėsėlius spalvotus.
tokius. Apie pusę maišiuko užteks. Ir dedam, jaučiu vos ne visą šitą paką. Karšis, stambus jaukas. Anpio firma kažkokia tai. Pašaras kvepia gerai. Matos stambus. Nu tai ką, žinau. Viso gal ne, bet pusę maišo tai tikrai. Ir man atrodo, su pašaru bus viskas. Ir dedam 2 bankės po 6 karbonkės kukurūzų. Štai, dedam kukurūzus. Ir su šito pašaru bandysim jaukinti. O jaukinsim su spomba. Jaukinsim su spomba, nes mūsų laivelis baigė savo pasiplaukiojimą. Amžinatilsį mūsų laiveliui. Įvyko taip, kaip neturėjo įvykti. Mirė batarkė laiveliui. Bandėm ieškoti kitos batarkės. Naujos nepirkom. Dėjom seną batarkę, lyg ir tokią. Pakrovėm tą batarkę. Įdėjom į laivelį. Laivelis veikė 3 sekundės, gal 4. Ir sprogo. Sprogo laivelis. Garsas buvo gan didelis. Visi namai nuaidėjo ir kažkokio ten viduje matyti mikroschemą. Ar kas ten išsitaškė nuo batarkės. Vadinas, arba batarkė buvo chujovo sena, arba batarkė buvo netinkanti, per daug galingumo turėjo ar kas tam laiveliui. Tai laivelių nebėra. Laivelių nebėra, o mes jaukinsim su spomba. Nesu dar jaukinęs su spomba, bet bandysim su spomba jaukinti. Bandysim su spomba jaukinti. Įdėsim pašarą į vidų, mesim į vandenį ir kai mesim į vandenį, tiekšis spomba į vandenį ir atsidarys. Ir turėtų palį viską atsidaryti. Ir iškrist jauks. Tai ką, kaip dedam kukurūzus. Nieko nelaukiam. Saldus kukurūzai. Visos 6 bankės pradžiai. Normaliai pasišerti. Nes šitoj vietoj nelabai esu žvejojęs, esam žvejoję ten toliau. Tai ten toliau veiksmo buvo gero, dideli karščiai, daug kibimų, daug žuvies. O čia žvejosim dabar pliaže, tai nežinau, čia nesu buvęs žvejojęs. Bet turėtų ir čia ateiti. Turėtų ir čia ateiti. Всё. Pasišėrėm. Tiksliau susimaišėm pašarą. Ir užpilsim kanapių biškį. Aromat kanapį. Užpilsim ant pašaro.
geriau, negeriau, matysim. Šiukšlę susirinksim, nešiukšlinsim. Ne kažkokie murziai esam. Nu čia pasidarėm. Pašaro nemažai. O, štai toks pašariukas. Su tokiu šersimės. Na ką, dabar darom jauką. Pašarą, kurį naudosim iš šeriklėlės, su kuria žvejosim. Tai turim du variantus. Raudoną karšį ir karšis baltas pašaras. Štai. Traperiuką turim ir Dipex populiarų. Štokius pašariukus turim. Tai nežinau, hebra, sakykit jūs, su kuriuo startuojam. Raudono ar baltų karšių. Aš galvoju, gal startuojam su šito. Paskui žiūrėsim. Startuojam mes su šito jauko. Su Dipex. O jeigu jau šitas nepaeis, tada jau bandysim traperį. Smulkus pašariuks. Kvapas labai gerai. Kukurūzų kvapas toks saldžių. O. Turėtų būti gerai. Paskui dar dedam džiūvėsėlių. Kaip tai be džiūvėsėlių? Gal spalvos biškį ir spalvota. Ir užpilsim melasos. Truputėlį. Išmaišom. Pabrinkinam. Nu ką, jau kaip paruošti. Duodam biškį pabrinkt. Всё, hebra. Jaukus pasiruošėm. Dabar liko suspombint, pasišert mūsų žvejojimo vietą. Tai tą ir darom. Šeriamės. Nu ką, draugai. Bandom su tą spombą pasišert, pamėti tą spombikę. Pirmą kartą su spombą svaidysiu, nu bet turėtų kažkas gautis. Jeigu va, ne, jeigu Ana normaliai darinėsis, tai bus gerai.
Jeigu ne, tai nežinau. Nu, pabandom. Žiūrėsim, kas čia galim padaryti. Jeigu nesigaus. Kas čia nesigaus, tur gautis. Nu ką, pirms metims, bičiuliai. Galim ir įsibrist biškį, kojas pašalti. Nu ką, pirms metims, hebra, bandom su tas pomba šertis. Nu, lyg ir iškrito. Nu, lyg ir iškrito, hebra. Kažką tai įspombavo. Nu, tai kokį 20 tokių spombų. Jum čia nėra ko žiūrėt, hebra. 20 tokių spombų sumetu pašarą ir vėliau mes į meškeres. Suspombavom, kaip ir suspombavom, kokį 20 spombų, pasišėrėm žvejybos vietą. Nu ką aš galiu pasakyti, visai įdomi su tas pomba. Aišku, pasitreniruoti reikėtų, kad toliau užmesti, nes dabar tai nesitreniravus. Pirmą kartą, nu, pačiam iš savęs gėda eina. Daugiau 5 metrų toliau neužmeti su tas pomba. Tai reikėtų pasitreniruoti, kitas dalykas reikėtų ant pirštį jau nusipirkti, jeigu su pomba jau mėtai, nes pirštą tai gali susižeisti baisiai, nes kai mėtai iškart zilką, pirštį labai pjauna, tas pomba sunkiai. Ant pirštis jau būtinai ir pasitreniravus visai fainai būtų su pomba pamėtyti iki 100 ar 7-8 metrų kažkur tai atstumų tokių. Po treniruočių būtų fainai. Ranką pakirto irgi bemėtinant, nu visai įdomu. Bet man vis tiek, laivelis yra laivelis, bet kadangi laivelių nebėra, tai tenka jau šitaip. Tai sistemėlė mano draugai paprasta karšių žvejybai. Kadangi čia tie karšiai kimba, ar taip, bent jau kibdavo, šiandien ar rytoj nežinau, kaip čia bus mūsų ta žvejyba, bet jie kibdavo. Kur tu čia užsipiniai? Tai mano sistemėlė tiesiog va, mano paprastas valas pagrindinis, paskui eina kažkur apie pusę metro sistemėlė ir paskui eina prie sistemėlės štai va toks va dalykas. Ten apačio šėryklą, čia pavadėlių išvedimas, pavadėlis irgi apie pusę metro naudoju kažkur. Tai prikimšam šėryklą, mūsų šėryklos pašarą, kitokio biškį smulkesnio, va, smulkesnio pašarą biškį privarom, kur naudosim šėryklai, kvepia gerai jisai. Melasus užpiliu ir aišku naudosim karšiam sliekus. Dzekų neradom parduotuviai, tai naudosim sliekus. Maunam kokius 2-3 sliekus, nedidelis sliekučiai tėra. Maunam juos per 2 kartus tiesiog neriu. Vieną ir antrą kartą, kad galiukai būtų išlindę, viliuotų žuvį.
Galim dar vieną. Ir aš dedu dar sumuštinį kukurūzą. Tai va šitaip gaunas, chebra. Toks va sumuštinis su vienu kukurūzu. Bandysiu vieną meškerę be kukurūzų, tiesiog slikai. Kitą meškerę bandysiu su kukurūzais, kokiais 4-3. Bet pagrindai eis va toks sumuštinis. Šia labai pasiteisino. 3 slikai ir kukurūzus. Nu ir ką, ir metam. Tai ką, chebrytė, sumetu visas 4 meškerės, su 4 meškerėm žvėjosim. Sumetu visas 4 meškerės ir sustiksim pašnekėti. Lauksim kibimo. Karšta. Įsikūrė. Meškerės užmestos. Laukiam kliovo. Patampimų yra, bet po kol kas karščių nelabai. Raudelių porą pagavau. Paleidau ten. Apšė ten mailius. O po kol kas karščiukų nėra. Bet tikimės, kad atplauks. Orelis. Taip pasaka. Karšta. 23-24 laipsnių saulė šviečia. Ne 30, bet geras oras. Su pirtelė reikalai tokie. Šiandien pirties nekursiu. Pasiruošiau malkų rytojui. Truputėlį, aišku, neužteks. Reiks dar rytoj ieškoti. Nes 3-4 valandas reik kūrent. Tokį vat balkį prasitempiau. Reiks supjausti dar šiandien. 3-4 valandas kūrenas pirtus, tai malkų reiks nemažai, bet greičiausiai čia rytojų tik tai kursim. Nes ir hebrantai, kur žadėjo atvaryti, nebeatvarys, sakė rytoj, tai perkeliam pirtelę į rytojų. Rytoj sakė, jau tikrai atvarys. Iš po darbų nusimaudyti, tai anksčiau užkursim. O patampimų kažkokių yra. Karts nuo karto patampo. Dabar visą dieną nuo pat 9 valandų, kai išvažiavom, nieko nevalgiau, tai pasidarysim kaičios vandenuką, pasidarysim tiesiog bomženkį, šausim
Vakarė kažką rimčiau, dabar tiesiog šitie mažyliai abudu miega. Miegat apsikabinę. O, šitie miega. Arčis išsidūkęs, Bemsas irgi laukė parabuvo, tai dabar per karštą paliko, kepina saulę, tai palapinę atvarė pamiegoti. O ne, kinderiukai. Šaikelė yra, hebros yra. Dabar varau pavalgyt. O jūs žiūrėkit meškerės, ar yra kliovo, nėra kliovo. Jei ką, šaukit mane, trauksim karšiuką 3 kilų. Kažką turim, hebra. Aišku, čia bus vėl raudelė. Jo. Greičiausiai vėl raudelė. Nu, bet kažką turim. Veiksmo yra, nemažai. Tik užmeti, iškart kimba, tik užmeti, kimba. Bet, va, hebra, kas čia kimba. Nu, čia kažkoks tai. Žebriuką pagavom, ką čia mes? Jūs man pasakykit, hebra, kas per žuvis? Sakyčiau, žebrys? Oi. Sakyčiau, žebriuką pagavom. Nebe raudelė, žebriukai atėjo. O. Nu ką, jums nežuvis? Kaip jums nežuvis, hebra? O. Kitiems žvejams ir tokia achuiena žuvis, o mums, hebra, mums tai reikia didesnį. Karšiukų reikia, hebra, mums, po 3 kilus. Nu, bet turėtų ateit, turėtų. Nu ką, bičiuliai, užvirė vandenukas, šaunam bomžiukiuką, bomženkę iššausim, makaronų, normaliai bus, padarysim čierką. Nes aš jau matau, kad čia čierkos nepadarė, tai mes hui čia ką pagausim. Ir hui čia ką pailsėsim. Nuo 9 nieko nevalgė. Išvažiavom. Užpilam vandenuką. Oi, čia kažkas aštru. Aštrus prieskoniai. Užpilam vandenuką ant bomženkių. Ir ką aš galiu pasakyti, kaip rytą? Šaunam. Tradiciškai žvejybai neiššovė, tai žvejybos nuotykių su tamošiu nebus. Be butelio, kaip jau nori, taip sakykit, komentuokit ką. Bet ant 2 parų išvažiuoti ir neišgerti čierkos gamtoje tokia mora. Tokie gražiai vieteliai, tai, nu, hebryte, už jūs vikingus, už tikrus vyrus, hebra, davai už jūs. Nu ir kad pagautume tą karšiuką 3 kilų. Dukšt! Būkit sveiki. O, čia net užsigert nereikia. 3-5 barokai, bet manau, užsigert nereikės čia. Tai ką, hebryte, pavalgau. Bomžpakiuką, iššausim dar tokį sumuštinį. Kažkokį, kol čia nesugedo ant prie sriubytės. Užkasim, vėliau matysim, ką darysim. Eisim gal da malkų pasipjauti.
Šiukšlės aplinkom, čia aplinkui. Šiukšlių tai baisiai daug, hebra. Šiukšlių tai baisiai daug žmonės palieka, murziai tie. Nu ką darysi, atvaro mes surinksim. Kaip ir kiekvieną kartą. Ačiū tiems irgi žvejai, kas žiūrit, kas renkat šiukšlės atvarę į žvejybos vietą. Ta patį jaučiu irgi sakot, ką aš, keikitės, kai svetimą šiukšlės reikia rinkti, bet nu ką darysi, ne kiekvieniem žmonėm į gamtą važiuoti. Nu kažkas yra vėl. Hebryta, kažką turim. Nu tokie vat kimba. Blemba, antras žiobriuks. Antras žiobriuks. Nu. Ar čia raudelė? Aš nesuprantu. Čia ne čia. Čia į man į žiobrį panašu. Bet mažiuks. Mažiuks. Davai, blemba. Plauki, karščių prikvieti. Kiek mes galim? Žvejoti, ne, jeigu karščių nepagaunam nei vieną dar. Nu turi ateit, hebra, turi, bet kliovas yra. Kad ir tokie žiobriukai, bet kaip pasilgęs buvau. Toks vakariukas, hebra, toks vakaras. Šuva laksto šitai, po mišką, duodas. Balkius tem kažkokius tai. Katins, bled, miega. Palapinę saugo. Valhalą geriam, po biškį. Bomženkę valgom. Nu kimba, hebra, nu smagu. Bet tai, nu... Reik didesnio kažką. Reik didesnio. Pienė nuostabi gėlelė, ko turimai vėjų pabarėlį, kur priglausi baltąją galvelę, kur nusivėlų vakarėlė. Pienė nuostabi gėlelė, ko turimai vėjų pabarėlį, kur priglausi baltąją galvelę, kur nusivėlų vakarėlį. Pučia vėjas plaukelius kedena, baltus plaukus nuo galvelės rauna. Per dirvoną rudenio laukeliai neša pienės baltąjį pūkelį. Per dirvoną rudenio laukeliai neša pienės baltąjį pūkelį. Pienė, mano tu gėlelė, gaila tavo man baltos galvelės, gaila mano vargo jaunystėlės, išblaškytos vėjų pavarėlį. Kad pavirstau pilku lauko smėliu, kad giliai žemelėje gulėtau, kad nugrimstau šaltų akmenėlių, nemunėlis, kad viršum tekėtų. Kad nugrimstau šaltų akmenėlių, nemunėlis, kad viršum tekėtų.
Nu, bandom traukti, žiūrėt, kas čia yra. Vėl bus smulkmė kokia. Nes ne karščio kibims, iškart galiu pasakyti. Karščias taip nedauž. Nu, bičiuliai, kažką turim geresnį. Kažką turim čiut geresnį. Nebus. Bet įpylė. Įdars. Blet, hebra, turim lydeką, na. Ir nutraukė kabliuką ant tų žodžių. Lydeka, kebra. Ant kukurūzų. Va. Ant kukurūzų. Čia pipčių dabar irgi. Hebryta. Lydeka. Ant kukurūzų. Bum. Paleidžiam. Durnelę. Tokią peiliuką. Ant kukurūzų, hebra. Va, taip va. Žvejybos nuotykiai. Tvariam karščių, blet, gaudom ešerius, lydekas. Žiobliai. Говорила, что меня не видела, обнимала и тихо ненавидела, обещала быть моей любимою и глазами хлопала невинными. И на все мои признания получал я только обещания. Я не знаю, что ты там задумала, дам я время, чтобы ты подумала. Время быстро пролетало, ты все обещала. Думала, и мальчишки молотом все уж прожужжала. Думала, ни ответа, ни привета, ты опять пропала. Думала, вот такая вот история, ла-ла-ла-ла-ла. Говорила, что меня не видела, целовала и тихо ненавидела. Вечерами от меня скрывалась ты, может, просто испугалась ты. Ты не думай, долго ждать не буду я, и назло влюблюсь в твою